Sveiki, su jumis Tomas, MDS terasos. Šiandien trumpai apie terasos skaičiuoklę ir kaip ją naudotis. Taigi, atsidarius mūsų skaičiuoklės langą, pamatysite pirmąjį žingsnį, kai reikia pasirinkti norimos terasos tipą. Tai yra terasa prie namo ant grunto ar terasa ant kieto pagrindo, pavyzdžiui, ant stogo arba ant betono ant trinkelių. Šiuo atveju pasirinkime standartinį, dažniausiai pasitaikantį variantą, tai yra ant grunto, ant žemės prie namo. Tada spaudžiame mygtuką sekantį žingsnis. Sekančiame žingsnėje reikia pasirinkti tai stačiakampę standartinę formą ar L formos terasa. Vėlgi imkim paprastesnį variantą stačiakampį ir sekantį žingsnį. Sekančiame žingsnėje reikia pasirinkti lentų kryptį. Skersai išėjimo tai reikštų, kad tai būtų vertikalia kryptimi namo sienai arba išilgai išėjimo, tai būtų reiškia išilga kryptimi namo sienai. Dažniausiai mūsųse pasirenkamas skersai išėjimo, tai reiškia, kad lentos yra nukreiptos nuo namo, tam, kad galėtų formuoti nuolydį ir tuo pačiu nebūtų lentų sujungimų. Taigi pasirenkam dažniausiai pasitaikantį ir einam prie sekančio žingsnio. Įveskite bendrą įėjimo ir langų kiekį metrais. Ką tai reiškia? Pavyzdžiui, jeigu jūsų terasos vietoje ir namo sienoje yra vitrininis langas ir dar, pavyzdžiui, duris, tai reiškia visumoje bus gal netgi 3 metrai tokio ilgio, kur bus palangė. O tai reiškia, kad iš tikrųjų jums reikės, pavyzdžiui, ne 3,6 metro lentų, o 3,8. Tai todėl šita vieta ypatingai svarbi, numatant lentų ilgį. Imkim standartiškai, tegu būna 2 metrai. Galite taip pat pažymėti varnelę, kad įėjimas ir langai lentų ilgiui įtakos nedaro. Tai reiškia, kad, pavyzdžiui, jūsų terasa bus žemesnė negu palangės ir palangės įtakos lentų ilgiui neturės. Pasirinkite kraštinės, kurios ribojasi su namu, tai dažniausiai bus viena, kadangi terasa stačiakampė, kartais gali būti 2, bet pažymėkite tas kraštinės, kurios ribojasi su namo siena. Reiškia, ten galbūt nereikės šoninių lentų. Įveskite kraštinių ilgius, tai pas mus padaryta, kad vis dėlto reikia įvesti 4 kraštinių ilgius, jeigu netyčia forma būtų nestandartinė. Tai pavyzdžiui, įveskim čia 4, čia 3, čia 4, čia 3. Nors žinoma būtų patogiau, jeigu būtų tik tai 2 įvedimai, bet kol kas nusprendėme taip. Spauskime sekantį žingsnį. Terasos šonų dengimas. Taigi, kadangi šita kraštinė buvo pažymėta liečiasi su siena, tai automatiškai jos jau nerodo terasos šonų uždengimui, o čia reikia pasirinkti, ar reikia dengti terasos šonus. Tai pažymime, kad reikia visus 3. Kartais gali būti, kad terasa vis dėlto įsileis žemai arba bus ant stogo ir parapetai aplinkui. Vėlgi šonų nereikėtų tokiu atveju dengti. Įveskite teraso aukštį metrais, tai jeigu metrais dažniausiai bus apie 25-30 cm, tai 0,25. Arba galite vėlgi pažymėti varnelę, kad teraso šonų dengti nereikia. Sekantis žingsnis. Pasirinkite medinės ar VPC terasinės lentos. Paimkim šiuo atveju VPC terasinės lentas. Siūlome čia vieną variantą, renkamės jį. Pamatai dažniausiai bus sraigtiniai, kadangi ant žemės. Konstrukcija VPC lentoms vis populiarėjančios aliuminės lagės, kai kas renkasi cinkuoto. Žinoma, galėtų ir termopušies. Ne visai rekomenduojame impregnuotos pušies, nes visgi jau skiriasi ilgamžiškumas. Taigi pasirinkime aliuminės lagės. Lagių apsauga, tai labiau aliuminių ne tiek apsauga, kiek garso absorpcijai, amortizacijai. Taip pat, kad jos nešviestų per lentas. Tai lagių juosta vis tiek rekomenduojama, reikalingi terasos montavimo darbai, tai jau pasirinkite, ar jums jų reikia ar ne. Ir ar reikalingas transportas ir apytiksliai kryptis, kokia jūsų Kaunas, Vilnius, Klaipėda, Šiauliai. Pasirenkame, sekantis žingsnis, volia, turite terasos sąmatą, kurią galite paanalizuoti ir žinoma, gauti konkretesnį pasiūlymą, tai suvesti savo elektroninį paštą, vardą, telefono numerį ir atsiuntus mums, mūsų specialistai jį peržiūrėjo, su jumis susisieks ir pateikia papildomus klausimus, pateiks konkrečią sąmatą.
Taigi, sėkmės naudojantis terasos skaičiuoklę ir kuri jums turėtų padėti suprasti terasos kainodarą.